Sveiki, šukiečiai. Labas rytas, tiksliau, šį šeštadienį aš su jumis, Janina, savo virtuvėje ir parodysiu, kaip galima greitai ir skaniai pasigaminti, išsivirti virtinukus be miltų ir be pridėtinio cukraus. Daug kas sako, kad mes čia su Herbalife'u labai mažai valgom karšto maisto, tai iš tikrųjų valgome to karšto maisto ir gan nemažai. Svarbiausia, kad galima pasigaminti ir labai greitai, nepraleidžiant ilgo laiko virtuvėje. Tai užsikaičiau puodą vandens, truputėlį įdėjau druskos, ir mums reikės varškės. Receptas yra 250 gramų varškės, aš čia turiu 9% 180 gramų. Reikės vieno kiaušinio iš karto kulu. Reikės mums, kad nenaudoti cukraus, o naudoju obuolių avižų skaidulas, vieno matavimo šaukšto. Ir dabar truputėlį suplaksiu kiaušinį su skaidulom. Turiu tokią senovinę spiralinę plaktuvėlę rankinę. Kuom yra gerai skaidulos, kad nereikia cukraus labai daug. Ir vaflius kepant, dedu varškę. Taip, mums reikės į 250 gramų varškės reikia 5 matavimo šaukštų mėgiamo kokteilio. Kadangi pas mane varškės kiekis yra mažesnis, tai aš dėsiu 2 šaukštus vanilinio kokteilio ir dėsiu 2 šaukštus veganiško baltymų mišinio, kad praturtinti šituos virtinukus dar daugiau baltymo. Ir viską išminkome iki vientisos masės. Tai jau dabar minkausiu rankom. Gaunasi, kad gautųsi tokia vientisa masė ir galėtume formuoti rutuliukus. Taip, vanduo dar neužvirė. Reikėjo galbūt užsikaisti greit anksčiau, nes iš tikrųjų virtinukų tešla pasidaro labai greitai. Galvoju, gal dar įdėsiu 1 šaukštą kokteilio, kad jinai būtų. Priklausomai, kiaušinis turi būti tokio vidutinio dydžio. Nebūtinai jis turi būti didelis. Jeigu jau mažiukai ir, kaip sakiau, varškės kiekis yra didesnis, tai galima dėti ir 2 mažus kiaušinius arba 1 didelį. Gavosi štai tokia masė. Ir dabar iš jos tiesiog formuosiu mažus virtinukus. Vaikai sako, birbiziukais vadina. Tai pasižiūrėsim. Labai mėgsta mano anūkai tokius virtinukus. Kai tik atvažiuoja, tai aš jiem gaminu. Būtinai. Ir taip pat prašo vaflių sveikuoliškų, kad iškepčiau. Labai mėgsta ir kokteilius. Vienu žodžiu.
Kaip jeigu labai limpa prie rankų, tai tiesiog galima pasivildyti vandeniu, kad kaip čia man gausis. Va, ir tokie virtinukai, kadangi jie yra ir su skaidulom, ir daug baltymų, juos galima valgyti ir per užkandį. Galima valgyti ir netgi vakarieniai. Na, o yra tokių žmonių, kurie sako, oi, man iš pat ryto reikia kramtomo maisto, aš negaliu kokteilių išgerti. Na, tai prašau, pasidarykite tokius virtinukus, nes čia tikrai bus ir pusryčiai ir sotus, ir maistingi, nes yra su kokteiliu ir su skaidulom. Na va, aš jau suformulavau, kiek čia man gavosi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Gavosi 14 virtinukų. Štai. 14 virtinukų. Vanduo jau baigia užvirti. Tuoj, kai užvirs, sudėsim į puodą. Ir kai jie iškils į viršų, virti tik tais 1-2 minutės. Na va, vanduo jau užvirė. Sėkmingai keliauja į vandenį. Taip. Na ir man dabar pats laikas būtų nusiplauti rankas. Nes tešla prilipo. Taip, ir mano virtinukai jau pradeda kilti į viršų. Pradeda kilti į viršų, taip. Užfiksuoju minutę. Nes jeigu jie virs ilgiau, tai tiesiog jie sutyš. Taip, truputėlį pasitvarkau čia virtuvę savo, skaidulų nebereikės. Iš tikrųjų viskas labai paprasta. Viską mes galime daryti paprastai. Lygiai taip pat ir vaflius kepam. Labai greitai ir paprastai. Tiesiog receptų yra daug ir manau, kad ne vieną kulinarinę tokią pamokėlę jūs pamatysite mūsų iššūkio metu. Taip kad svarbiausia tik stebėkite, naudokite tai praktikoje, gaminkitės, darykite ir pamatysite, kokie puikūs rezultatai bus. Va. Na va, štai ir viskas. Imam kiaurasamtį ir traukiam lauk. Oi, kokie gražūs. Neištižo nei vienas. Gavosi labai puikiai. Na ir kaip su kuom valgyti. Štai pažiūrėkite, kokie puikūs virtinukai. Galima valgyti su jogurtu. Taip. Įsidedam jogurto. Va. Galima valgyti su uogom, kadangi aš uogienių neverdu ir šviežių uogų šiuo metu neturiu, tai aš tiesiog pasibarstysiu, labai mėgstu šokoladinį kokteilį, užsibarstysiu ant virtinukų truputėlį šokoladinio kokteilio.
ir ant jogurto. Viskas. Voila. Būtinai išbandykite, kiek mes čia trukom visiškai nedaug, neilgai. Išbandykite ir būtinai pasidalinkite komentaruose, kaip jums pavyko pasigaminti, ar jums patiko šis skonis. Ir kągi, gražios dienos visiems.